Mūsų Lietuvos ir viso Pabaltijo ūkininkai yra aiškiai diskriminuojami. Aišku skaičiai, kada Lietuvoje už hektarą naudmenų yra maksimumas išmoka numatyta 500 litų. Jeigu skaičiuot litais, kada, pavyzdžiui, Malta tokia lyg ir nedidelė valstybė, gauna vos ne 3000, Belgai, Olandai 3 kartus daugiau, tai 1500, 1600 litų. Ir tada pirmas klausimas, ar gali mūsų žemdirbiai konkuruoti Europoje, kada gauna daug mažesnės išmokas? Tai galbūt, profesorė, nuo jūsų pradėsim, jūsų matymai. Iš tikrųjų, kad išmokų šiandien vaidina menką vaidmenį pajamų palaikymė, jeigu kalbam apie tiesioginės išmokas, nes kaimo plėtros fonde lėšos skirtos modernizavimui, konkurencingumui, jos skirtos projektam ir neteina to lygiai visiems. Todėl, kalbant apie daugiau mažiau panašų konkurencingumą Lietuvos žemdirbių lyginant su kitų šalių, aišku, pirmiausia yra lyginamos tiesioginės išmokos. Aišku, tie skaičiai 500, kuriuos jūs minėjot, jie nėra tokie unifikuoti Lietuvos mastu, todėl, kad eina kalba apie tą maksimalią europinę išmoką vienam hektarui naudmenų, tai yra bazinė išmoka, tačiau atskiroms kultūroms, jeigu tai yra ne tik nušienauta pieva, o yra pasėliai, tai yra aukštesnė gerokai, o ypač jeigu tai yra ekologinė žemdirbystė. Bet iš tikrųjų mes pirmiausia šiandien turime siekti, kad planuojant 14-20 metų žemės ūkio paramą, taip pat kaimo plėtros fondą, kad naujos šalys, pirmiausia, kalbant apie Lietuvą, neprarastų to įsibėgėjimo, kurį pradėjo įgyti. Ir kad būtent tas laikotarpis atneštų daugiau lygybės tarp Europos šalių, kad išmokos būtų išlygintos, skaičiuojant vienam hektarui ir naujose šalyse lyginant su senom. Aišku, labai keista, kodėl naujose šalyse, kuriuose yra dar žemesnė žemdirbystės kultūra, produktyvumas, išmokos vienam hektarui, netgi skaičiuojant 100%, taip tariant, Lietuvai nustatytas 100% lygis, tas maksimas, kurį iš Europos mes pasieksim 12 metais, yra gerokai mažesnis, lyginant su Prancūzija ar su kuria kita šalim, ne jų 100%. Pasirodo, kad kai buvo pradėta mokėti tokias išmokas, buvo gerokai kitokia paramos koncepcija. Tai yra, tuomet buvo laikoma, kad pirmiausia, žemės ūkio produktų yra perteklius, dabargi, kai atsirado konkurencija dėl tų pačių naudmenų iš bioenergetikos pusės, tai jau praktiškai to pertekliaus pasaulio mastu ir auga vartojimas daugelie šalių, Pietryčių Azijoje, taip pat Pietų Amerikoje ir Afrikoje, tai tada tokio santykinio žemės ūkio naudmenų pertekliaus jau nebėra ir tai turi įtakoti į tą strategiją. Kita vertus, buvo skaičiuojama ir ryšė su tuo, ką minėjau, kad žemės ūkio produkcija, būdama mažai pelninga arba dargi nuostolinga, kaip buvo pertekliaus laikais ir be paramos nebūtų išgyvenusi, jie su kiekvienu centneriu ar toną atneša žemdirbystė nuostolį. Kitaip tariant, buvo laikoma. Juo daugiau pagaminama vienam hektarui, tuo turi būti didesnė išmoka, neva skaičiuojant tą išmoką per derlingumą, per tonas ar centnerius vienam hektarui. Dabargi gaunasi labai paradoksali padėtis, kada konkuruojasi mūsų ir senų šalių žemdirbėjai, taip pat ir pagal produktyvumą, pagal derlingumą, išeitų, kad jie turi dvigubą naudą. Pirmą naudą, kad jų derlingumas vidutiniškai didesnis ir jie uždirba jau nenuostolingame žemės ūkyje daugiau, dėl to, kad iš hektaro gauna daugiau tonų. Antra, jie dar prie to daugiau uždirba, gaudami didesnį derlių, dar ir skaičiuojant išmokas vienam hektarui. Dviguba nauda. O kitaip tariant, mums yra viena diskriminacija, kad nelygiai gauname, o antra, mes šiandien nesam pajėgus, išskyrus vieną kitą didelį ūkininką, palaikyti tokį žemdirbystės lygį, kad gauti panašų derlingumą. Tai vat, būtent
tokia dviguba diskriminacija. Esant žemesniam derlingumui, parama žemesnė, nors Europoje, kaip mūsų motina, jo, jeigu jinai tokia būtų, jinai turėtų pasirūpinti. Štai šitie vaikai mažiau uždirba, nes jie gyveno kitokį gyvenimą eilę metų, neturėjo resursų, tai jiems reikia skaičiuoti 1 hektarui daugiau padėti. Tai mes siekiam, ne kad daugiau, bet kad nors bent lygiai skaičiuojant 1 hektarui. Tai ar mes pasieksim, aš manau, labai daug priklauso nuo to, kaip dirbs mūsų europarlamentarai. Štai kolega Zigmas Povilas, atsiprašau, Balčytis. Ir žinoma, kaip stengsis mūsų verslininkai įrodyti savo tiesą ir kokia bus vyriausybė, ar jis sugebės 12-13 metais, prieš prasidedant naujam laikotarpį, kartu su kitom šalim konsoliduojantis, pakovot už teisingumą šiame sektoriuje, Europos Sąjungos mastu. Dėkui, tai Zigmai, iš tikrųjų klausimas jums, toliau, kaip profesorė sakė, ir verslo atstovai, ir man atrodo, kad yra prie šito savo ir galėsim panagrinėti. Tai klausimas būtų toks. Mums stojant į Europos Sąjungą, mūsų dėrybininkai labai aiškiai akcentavo tai, kad jie labai daug išsikovojo. Kad buvo pateikiami skaičiai, vienu žodžiu, kad mes renkam smarkiai Lenkiją, šitų žemdirbius, kaip mes gausim už hektarą ir taip toliau, ir taip toliau. Aš nežinau, kur čia tad buvo propagandos, ar buvo melas, ar kažkas, nes šiandien pasižiūrim, kad Lenkai bet kokiu atveju, jie kovoja, jie su tom sąlygom nesutinka. Jūs tikrai vienas iš mūsų aktyviausių europarlamentarų, bet ar jūs vienas galit kažką tam padaryti ir įtakoti tai, kad Lietuva kažką tai pasiektų? Čia nuo europarlamentarų nieko nepriklauso. Ir jūsų pamatymai šito klausimą. Ne, aš manau, kad ir vienas kartais karys laukia gali daug ką nuveikti, tačiau iš tikrųjų tai yra kompleksinė problema. Kalbant apie, kodėl mes 2004 metais, kalbant į Europos Sąjungą, vis dėlto turėjome tokią derybinę poziciją, todėl kad yra šiandieną, kalbant apie ekonominius skirtumus, jie yra akivaizdus. Mes iš tikrųjų savo žmonėm negalim tiek mokėti atlyginimo, kaip moka Vokietijoje ir kitose valstybėse. Tai lemia ir mokesčių tam tikra sistema, kuri egzistuoja toje valstybėje. Daug yra tokių faktorių, kurie yra akivaizdus ir juos reikia ir reikės atsižvelgti. Dabar dėl tam tikrų išmokų skirtumų. Pilnai sutinku, kad 2004 metais tam tikrose srityse, žemės ūkio srityse, tos išmokos buvo labai iš tikrųjų skirtingos negu kitose ES valstybės. Ir dabar projektuojama, kad, pavyzdžiui, viena išmoka Lietuvoje bus 160 litų, o, pavyzdžiui, tokioje Belgijoje už tą patį hektarą gali tikėtis gauti 460 litų. Yra skirtumas. Ir mūsų pats didžiausias, aišku, rūpestis yra, kad ateityje mes iš tikrųjų turėtumėm derybinę poziciją, kuri leistų mums pasiekti geresnių rezultatų. Tačiau nepamirškim, kad žemės ūkio srityje dirbantis ūkininkai šiandieną iš tikrųjų turi žymiai geresnės sąlygas, negu kad jos turėjo prieš tos 2004 metus. Ir ta žemės ūkio politika iš esmės jiems padėjo. Per krizę buvo vienas iš stabiliausių sektorių, kuris pastoviai gaudavo pajamas ir netgi iš bankų galėjo tikėtis tam tikrų kreditų paremti vieną ar kitą savo idėją per krizės atveju. Kalbant apie ką mes turėtumėm daryti ateityje, tai iš tikrųjų pritariu, kad visi politikai, ne tik tai Europos parlamento nariai, 12 mūsų tik tais yra, bet ypatingai priklausys nuo vyriausybės pozicijos, kokią dabar vyriausybė turi žemės ūkio srityje poziciją, kalbant apie sekančią ES finansinę perspektyvą po 2013 metų. Ir čia manau, kad to koordinavimo trūksta ir mes ateityje tikrai turėtumėm labiau koordinuoti savo veiksmus, nepriklausomai kokie politiniai frakcijai arba politinė partija priklausomai. Lenkai yra kaip pavyzdys, kurie iš tikrųjų 4 metais įsidėjo geresnės pozicijas ir dabar jie darys viską, kad jų pozicijos nenukentėtų. Todėl aš tikrai manau, kad yra bendras ir tiek ūkininkų, tiek žemės ūkio rūmų, tiek ir mūsų oficialių atstovų, kad Lietuvos žemės ūkio srityje dirbantys žmonės tikrai ateityje turėtų geresnį sąlygą. Taip pat mes pamirštam vieną dalyką. Tai yra vadinamas mokslo techniniai pasiekimai ir genetiškai modifikuoti organizmai. Jų produktyvumas, gerimo profesorės, gerokai didesnis. Ir gaunasi labai įdomus dalykas, kad bendra žemės ūkio politikai skirtos išmokos, dalį jie pasiima.
todėl kad jūs, kaip ir paminėjot, per produktyvumą ta išmoka yra remiama į genetiškai modifikuotus organizmus auginantis žemės ūkio bendrovės. Taip, kad yra klausimas labai sudėtingas, dėl kurio mes ateityje turbūt turėsime ne vieną kartą diskutuoti. Bet aš manau, nepaisant šito, vis tiek Lietuva turi galvoti ne tik tai apie didelį produktyvumą, bet apie sveiką, žmogui nekenksmingą produktą. Ir genetiškai modifikuoti, kurie pirmiausia ateina iš Amerikos kontinento, iš tikrųjų braunasi per užsienio prekybą, braunasi per įvairias paramos sistemas, bet mes turime, manau, pasikliauti pirmiausia ir siekti sveikos mitybos, o jau kas augina genetiškai modifikuotų, žinoma, jie turi privalumų, bet reikia pakovoti, kad tie genetiškai modifikuoti bent jau būtų sekančiam laikotarpį minimaliai įsileidžiami. Jeigu to negalima išvengti, aš visada gindavau tą poziciją, kad negalima įsileisti, bet jie vis tiek ateidavo per kokias tai nišas ir kad jie nebūtų remiami. Reikia, kad būtų parduotuvėse, lentynose užrašyta, kad tai yra genetiškai modifikuotas organizmas. Šiuo atveju patekė Vokietijoje iš Ispanijos, tai visokie nuodingi agurkai mums čia lygtai ir pliusą padarė. Gerai, bet Danai klausimas ir pačiam tokia lyg ir ekonominė abėcėlė. Dabar jeigu išmokos pas mus mažesnės, realiai mes galim konkuruoti su Europą, tik tai mažindami savo darbo jėgos kainą. Ir aš dabar įsivaizduoju, kad jeigu kalbėtais terminais, kad yra tokias dalykas kaip socialinė migracija, kada praktiškai mes savo žmonės palaikom tam žemiausiam socialiniam sluoksnį, jie niekad negalės pakeiti šitos bėdos. Čia lyg tai gaunas užburtas ratas. Norim konkuruoti, reiškia mes va tuos juodadarbis, laikom su žemu darbo užmokesčiu, jie niekad nepereis į vidutinę klasę, kažkur tai, apie kurią čia labai politikoje daug šnekama. Ar jau nemanot, kad čia taip turim bėdą va tokią? Nemanau, kad yra bėda. Ir kaip ir mano kolegos kaimynai viską teisingai sakė, bet aš visgi nenorėčiau sutikti, kad mūsų ūkininkai dvigubai diskriminuojami. Ir aš sakyčiau, reikėtų šiek tiek kitaip klausimą formuluoti, galbūt Europos ūkininkų gaunamas išmokas prilyginti tiek, kiek gauna Lietuvoje. Suprantat, kas gaunasi? Iš tikrųjų, tai, kai mes klausimą formuluojam, reiškia, mes negaunam tiek, tada tikrai mes pamirštam, kad mūsų produktyvumas mažas. Tai yra mūsų žmonės, kurie dirba žemės ūkė, mažai uždirba, neformuoja vidaus rinkos. Taip pat tada aš sakyčiau, kad apskritai mūsų ta žemės ūkio politika, kai jinai tik tai fokusuojama, kuo daugiau gauti įmokų, jinai neklaidingų kelių. Aš pabandysiu pasiremti keletą pavyzdžių. Profesorius sakė, kad dėl produktyvumo. Na tikrai mes kai kuriuose srityse, ūkio auginimo, kitose, mes nepasieksime nei Prancūzijos, nei kitų valstybių produktyvumo. Tai galbūt tada nereikia mums tiek masto ekonomiką tokį vystyti šituose. Tai gal tada iš tikrųjų mes susikoncentruokim, tai ką iš tikrųjų mes galim padidinti produktyvumą, gal ekologinę tą žemdirbystę. Žiūrėkit, kokiu mes keliu einam. Nu, aš gyvenu kaime, aš jau keletą kartų minėjau, ten matau mažiausiai 4-5 laukai, kai pavasarį labai gražiai ten užarė tos laukus, o rudenį viską su traktoriu išlygina. Tai, kas buvo pasiekta, užauginta, vėl suverčia į žemę. Aš klausiu, sako, ko jūs taip ūkininkai elgiatės, taip nedorai. Tai sako, mums neapsimoka, sako, žinai, numinėt kultinais, mes, sako, pasiem, gaunam išmoką, supranta ir viską sunaikinam. Tai va, todėl ir jeigu mes dabar sieksim, kad kuo daugiau gauti išmokų ir vystysim tokią politiką. Aš galiu paminėti čia profesorį dar kitų atvejų, tokių, kaip pačiose derlingose žemėse, sodina ten miškus ir gauna vėl išmokas. Tai ar čia racionalu lygiuose gražiuose laukuose auginti miškus, o ten, kur lieka ten kalvos, kalnai, ten žvyras, ten kažkokia žemės ūkio produkcija. Plius kitas dalykas. Žemės pardavimas, nors koks aš būčiau nepopuliarus, bet iš tikrųjų draudimas, jis neformuoja žemės rinkos ir neformuoja didesnių ūkių ir to didesnio produktyvumo. Todėl aš klausimą kitaip formuluočiau. Visgi nėra tokie mūsų tai žemės ūkiai dirbantys žmonės, tokie vargšai. Aš čia remiuosi su smulkiaisiais verslininkais, kurie iš tikrųjų mokesčių, kaip Zigmas sakė,
neadekvati sistema ir perkamoji galia. Sakyčiau, smulkus verslas gyvena žymiai blogesnėse sąlygose. Todėl mano fokusas būtų